Vitaminų ir visų žmogaus organizmui būtinų medžiagų prisotinti milteliai galintys pakeisti įprastą dienos maistą. Tokia naujiena pristatyta Šiauliuose specialiame seminare. Tai daugelėje šalių jau ne vieną dešimtmetį žinomas ir vis populiarėjantis prancūzų gamintojų produktas – iš biologiškai aktyvių medžiagų sukurta subalansuota mityba Energy Diet. Mūsų mieste unikalius produktus pristatė vieni pirmųjų jais susidomėję rusai, dabar turintys per 150 jie prekiaujančių parduotuvių, kurių dalis 14 pasaulio šalių. Iš vienos pusės tai panašu į sportininkų maistą, kita vertus produktą, kuris duodama žmonėms po sudėtingų operacijų. Tai funkcionali mityba, jungianti visus mikro ir makro elementus, baltymus, riebalus, angliavandenius, ląstelieną, fermentus, visa, ko reikia žmogui. Ферменты, то есть все, что нужно человеку. Prieš keletą metų pirmoji lietuviams subalansuota mityba Energy Diet pristačiusi uteniškė įsitikinusi, kad tokie produktai optimaliausias variantas nuolat skubantiems ir norintiems sveikai maitintis, neleidžiant pinigų vitaminams ir papildams. Tai yra nauja mitybos kultūra, priėjimas prie subalansuoto maisto. Mes tampam šiandien visi 21 amžiumi užsiėmę ir mes galim sau leisti per 2 minutės pavalgyti sočiai, gauti visą subalansuotą mitybą ir ilgai gyventi ir su kokybė, sveikatos atžvilgiu. Aš šitą produktą valgau 4,5 metų, gavau rezultatą su savim, apie 27 kg numečiau, nuėmiau akinius skaitimui. Nebesvaigsta galva ir mano, sakykime, ta diagnozė gydytojų pastatyta psoriatinė artrozė, šiandien aš labai gražiai gyvenu su savo liga. Seminarą apie šiuos produktus mūsų mieste inicijavusi šiaulietė Inga Bukauskaitė, planuojanti atidaryti parduotuvių tinklą visoje Lietuvoje, subalansuotą mitybą išmėginti ragina ir šiauliečius. Sveika mityba propaguojanti moteris pasakoja, kad šie gaminiai tinka bei yra naudingi bet kokio amžiaus žmonėms, nuo kūdikių iki senjorų. Tačiau daugelis nesiryžta išmėginti tokios naujovės dėl paprasčiausio informacijos ir žinių trūkumo. Tad Inga Bukauskaitė kviečia miestiečius aktyviau domėtis, kaip tikina jų savijautą ir ko gerą gyvenimą pakeisančią mitybą. Patarčiau apsilankyti pas mane parduotuvėje, suteiksiu visą informaciją, papasakosiu, duosiu paragauti ir žinoma, bendrausime tol, kiek žmogus norės, nes skonių yra labai daug. Ir kokteiliai, ir sriubytės, ir duona, ir kotletai, ir vegetarų visa sistema. Labai daug turime pasirinkimo, taip kad laukiu visų. Su mielu noru visus primsiu, su mielu noru visus pavaišinsiu, taip kad Vilniaus 136 kol kas, o paskiau matysime, plėsimės per visą Lietuvą. Subalansuota mityba Energy Diet reprezentuojantys seminarai Šiauliuose bus organizuojami ir dažniau. Viktorija Grušaitė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios.